8 diena. Avokado toastai. Dar košydė laukia šiandien. Pusryčiai bus vėl rimti. Šiandien laukia žymusis Kolderatisas. Tai va, tepam grandinę, buvau nuo pradžių išsivaškavęs naujai, nuo nulio. Tai pravažiavau beveik 500 km. Tai va, jaučiu, kad jau pradėjo truputį karškėti, tai reikia pritepti iš naujo. Gavę buvom lietaus dar. Tai va, bus šiandien vėl smagu važiuoti. Ruošia puošia dviratukus. Jo, reikia nuvalyti, paruošti šiandien. Kad bent grandinė būtų graži. Taip. Blizgint varžovai į akį. Rubrika. Ką kišenėse pasiėmė į raidą? Telefoną, sausainis ir geliukų. Kiek geliukų? 6. 6. 4 valandoms. Na tai, kad jeigu pasikleisiu, kad Tau daug nereikia, ne? Nes čia man atrodo ne taip jau daug. Kiek tu? Ką pasiėmei? Porą geliukų, 2 bananai, šokoladukas. Dar ten mano porą šokoladukų. Nu, kad neišalčiau. Yra daugiau turėti. Kiek, Aleksandrai, tu maisto įsidėjai? Nežinau, šokoladuką, 2 tokius. Dar tokį. Kas čia yra? Energy sausainis kažkoks. Energy sausainis. Tai 3 maistelį užteksi? Nemanau. O gertuvėse ką turi? Iškenglių irgi, kažkokių oranžinių. Beveik apelsinų sultis. Tai vakar apelsinų sultis dimsta. Gertuvės jie kambariai pasisimėtė. Mindaugai, ką tu pasiėmėjai valgyti? Porą botanėlių, porą geliukų. Viskas turėtų pakakti. Po porą vienetų visko. Po porą vienetų. Savo rice cake'ų prisikėpė, jeigu prisijėmė. Ne, viskas. Jau šiandien rice cake'ai baigėsi galiojimas. Pagaila. Gal su probiotikais jau gautųsi gal, tai žinai, parūgė biškį. Gali tempti. Išmetė. Kolderatės visi savo tempuku. Leisimės visi kartu. Labai gražus nusileidimas šiandien laukia mūsų. Pasimėgaukit nusileidimų. Aišku, saugiai ir kitas dalykas, ten kur pavėsis, tikėtina, kad bus šlapia, tai ten antroji nusileidimo dalyje aš parodysiu, jeigu ką. Good. Šiandien, jeigu Mindė su Edgaru jaučiatės gerai, galit patikrinti veduko kitą segmentą. Ne, portkaimės, šiandien po lengvos dienos galit. Į galą kaip tik gerai. Būsit išgeria kavytės, prasimankštinę, tai jeigu jaučiatės gerai, tikrai galim pažaisti žaidimą. Aš galėsiu nuo žiedo 200 metrų pavesti. Pakalbėkim po 4 valandų. Viskas, faina diena, let's go. Saugiai, kaip visada. Šiandien ir Formulė 1 prisijungia prie mūsų. Tik starte. Išvažiavome iš miesto, visi šiandien jau po vakar dienos poilsio atsigavę, entuziastingi vyną. Šiandien laukia karšta diena, jau dabar yra 17-19, jau ant saulės rodo beveik 20 šiluvos. Nu ir ką, šiandieną turėsim žymų į Kolderatės pakilimą, apie 4,5, apie 5 gal net valandos važiavimo iš viso, tai galimai, kad ir virš 100 km susuksim. Bus sudėtinga, o rytoj, kaip suprantu, bus ypatingai sudėtinga, kaip sakė, ekskursija. Bet ekskursija bus apie 5-6 valandas ten. Tai kaposim paskutinės kelias dienas, tai realiai šiandieną, rytojus, paskui dar antradienis dalis jau išvažiuoja, tai manau, kad ten jau lengvesnį raidą galėsim pasidaryti. Arba nežinau, bus dar norinčių gal ir užkapoti. Žiūrėsim pagal nuotaikas ir galimybės ir sveikatą.
kalną. Čia jau, kaip suprantu, netoli artėjom prie Kalderatėso. Įstosim kažkur nusilengvinti. Ir bandysim atakuoti. Sutepsim pedalus. Bet aš galvoju, kad čia tavo keliai. Praška keliai jau. Jo, aš galvoju, kad čia per jau girnelės yra susidėvėję. Keliai, tai gal to čia toks kraštesys atsirado. Keliai, kur neišoperuosi, dviračio gailės. Kur mes randamės dabar jau? Pabandyti tiesiog būna, kartais tenka pedalą paveršti ir užtenka. Vienas kalniukas poros kilometrių Nebandėt? ir po to didysis mūsų Kalderatės ir po to leisim. Nebandėt tiesiog pedalą 25 minutės, 20 iki pagrindinio kalniuko. Oras geras, o visi palisėję, lekia. Karšta. 27,8 ant saulės rodo. Važiuojam, chebrytė. 25 km. Sargiai automobilis. Karšta diena šiandien. Važiuojam atakuot. Užpilom į apšilimo kalniuką. Pravažiavom vėl Vilniuką. Šį kartą nesustojom. Nu ir ką, dabar po truputį leidžiamės ir jeigu teisingai suprantu, tai neužilgo turėtume siekti startą Kalderatėse. Apšilimo kalniukas jau buvo visai sudėtingas, o Kalderatėsas bus dar stipriau. Nežinau, kiek čia per kamerą matosi, bet kalnų didybė. Nice. Labai gražu. Kalderato suskiklime turime 3 km 300 metrų. Tiksliau nesukilime atstumą. Sukilimo nežinau. Bet iš viso, jeigu neklystu, ten kažkas apie 500 metrų sukilimo. Per 7 km. Šiandien karšta, bet gal ir neblogai. Geriau negu lietus pliauptų. Kas dar smagu, tai kad va, yra daug dviratininkų. Tai arba tu apsilenkia, arba tave aplenkia. Tai nevažiuoji pats vienas. Visą laiką pirmyn ar atgal. Visi kenčia. Kai visi kenčia. Ir tau lengviau. Kur? Opa. Kalderatėsas. Ką čia turim? Pirmas vienas ryškiausiai šviečiančių vėlo šiauliai matau. Kas čia dar pažįstamų? Matyt, ką tik buvę. Linkėjimai Mažvydui ir kitiems šiauliečiams. Kas čia dar? O, Lietuvos vėliava. Tadei Orionas. Motociklininkų visokių lipdukų, mašinų. O čia, kad iš tikrųjų žinotumėt, Kalderatės restaurant. Čia gal klausimas, kas mažiau su dviračiais važinėja, kuom čia tas Kalderatėsas toksai ypatingas. Tai pagal Stravos segmentą šitas Kalderatės keliukas pakilimas. Jeigu neklystu, ten virš 100 000 yra kartų dviratininkų suvažiuota skirtingų, o gal net ir daugiau. Reikės pažiūrėti dar tiksliau, bet man atrodo vienas populiariausių pakilimų pasaulyje šitas skaitosi. Tai va, už tai čia toks ir ypatingas. Pažiūrėkit, kiek žmonių pilna.
Visi ilsisi po užkilimo. O ką mes? Turim 29 minutės kažkas. Dar keletas kolegų užkilus į Kalderatisą sugalvojo, kad reikia dar ten važiuoti. Ten. Ir va tas keliukas tenai kažkur. Opa. Iki pat, jeigu neklystu, ten pačio viršaus. Tai mes dabar gal kad turim palaukti. O tada mes čia važiuojam, čia. Kažkur ten. Ilgas nusileidimas, dar sakė, biški pakilimą bus. Vaizdai geruliai. Labai gražu čia. Aišku, biški va ten pasidebesavę. Bet peizažas gražus. Kaip patiko Kalderatis? Nu, smagus. Kažkaip tikėjau dar ilgiau, net biškai žiūriu jau pabaiga. Jo, jis nėra toks baisus, kaip atrodo. Jo. Staptelėjom mieščiukę prie žiedo, prie išgyvenimo aparato. Paspaudė, vandenukas bėga. Prisipylėm pilnas gertuvės vėl po Kalderatiso. Važiuosim dar kavos kažkur. Dar laukiam savo likusių kolegų. Kažkur jie ten Kalderatise kilo dar aukštyn į kalną. Tai dabar atsiliko truputį. Bet jau čia šalia turėtų būti. Žiūrėkit, kur atvažiavom. Kavelės prie jūros. Super. Čia kurortas kažkoks panašu. Viešbučiai. Aišku, pliažai tokie va akmeniniai. Tenka kėdės jau čia va taip atsinešti moteriškę. Ir savo guli. Nu, kol kas smagi dienelė. Tik tais kažkaip po kalno koja pradėjo mausti ties keliu šone. Tai nežinau, reikės dabar gal biškį dar sėdėsim, kavos gersim, pavaigit, kad atleistų. O vakare jau grįžus normaliai išsivaluoti. Atvykom kavos. O čia turėsim tokį
lounge'ą savo, paskui į jachtą lipsim ir plauksim. Šitą, nežinau, per dvi galimai. Į kurią jachtą tu lipsi? Šitą. Nu tai pasidalinsim, vieną, antrą. Miesto paplūdimys ar kas čia? Kažkoksai prūdas. Čia beje Kalkiui esam. Nu ką, bičiuliumbai, baigiam šiandien minimą. 116 km. Labai gera diena. Šiaip aфиgenai. Saulė, šilta visai. Viskas šiandien ir maistą suvalgiau ir jaučiuos gerai. Apart to, kad antroji pusė raido pradėjo čia ne kelio, o šoną kojas skaudėti, tai žiūrėsim, reikia eiti atsimasažuoti, pasišaldyti, gal praeis. Sakė, dar biškį pareguliuosti bato klycą, kad būtų geriau. Tai jo, dar sėdynę paleisim biškį, nu tai atstatysim gal kažką. Bet šiaip labai gera diena, smagiai, greitai važiavusi, jėgų užteko apart kojos tos. Rytoj paskutinė beveik, nu prieš paskutinę tokią dieną, paskui jau vėl namo.